Brangieji, sveikučiai. Gera Jūs matyti šioje salėje mums ruošiantis šventosioms mišioms. Katechezė tam skirta. Katechezė, kurios tema yra Dievo mums ruošiama arba paruošta išgyvenimo kuprinė, misionieriaus išgyvenimo kuprinė. Angliškai survival kit. Tai reiškia tas, kas yra mums būtina, kad išgyventume kaip krikščionys savo kasdienioje kelionėje. Tai ir atsinešiau kuprinę. Na, pažiūrėkim, kas čia yra mūsų būtiniausias krikščionių išgyvenimo. Čia, ne, palauk, šito nebūtina krikščioniui, kad išgyvent. Ne iš to rinkinio surinkau, atsiprašau, reiškia. Pažiūrėkim kitam skyriui, reiškia. Taigi, Trys dalykai yra, kuriuos krikščioniui yra būtina turėti savo misionieriškoj kelioniai. Nes visi esame misionieriai. Ar jūs esate Dievo misionieriai? Taip. Jūs vykdot tai, ką Antrasis Vatikano susirinkimas įtvirtino konstituciją, kad visi esame misijoje, kiekvienas esame pašaukti apaštalauti, nešti Dievo gerąją naujieną, nenurašyti šitos užduoties vien kunigam ir viskupam. Taigi, pirmasis dalykas, pirmasis mūsų įrankis, kuriuo turime naudotis gyvenimo kaip jo misionieriai, gyventi tikėjimu. Gyventi tikėjimu, ką tai reiškia? Ką reiškia, kad esame Dievo kviečiami žengti tikėjimu, neregėjimu. Nes regėjimu mes matome labai ribotą tikrovės dalį. Kad ir dabar vieni kitus matydami, mes matome veidus, matome išvaizdą, matome drabužius, bet žmogaus vidus arba ta neregimoji tikrovė, kuri yra integrali regimajai vienovėje, mums yra paslėpta. Ir didžiausi ir svarbiausi dalykai mūsų gyvenime yra neregimi. Ir priežastingumas, kuriame mes gyvename šiame pasaulyje, kas dedasi, didžiąją dalimi viso veikimo priklauso tam, kas nėra žmogaus akimis apčiuopiama. Jėzus apie tai kalbėjo, sakė, dangaus karalystė arba Dievo karalystė yra jūsų tarpe jau dabar. Jos negalime matyti, bet ji yra mūsų tarpe. Dievo veikimas, jo buvimas. Ir mes esame tikėjimo ryšyje su viešpačiu. Ir dabar kiekvienas 3 dalykus šitoje išgyvenimo kuprinėje turiu. Taigi gyvenimas tikėjimo yra pirmasis. Ir kiekvienas iš šių dovanų arba šių įrankių mūsų kelionėje turi 3 punktus. Pirmasis yra tikėjimas. Kodėl mums reikia šio gyvenimo tikėjimo? Nes yra iššūkiai. Mūsų laikmetyje turime, mėlyjeji, iššūkių tikėjimo mūsų. Gal jūs įvardinsit, kokie iššūkiai didžiausi? Kas? Santykiai. Tai santykiai yra dovana, nebūtinai iššūkis. Geopolitiniai. Jėzus sakė, kas Dievo Dievui, kas Ciesoriaus Ciesoriui, taip ir atskyrė, bet tikėjimai mūsų iššūkiai aplinkoje, kas labiausiai mūsų aplinkoje pavojingiausia. Nuodėmės, netikėjimas, kas mūsų netikėjimą gali labiausiai
arba tikėjimą žaloti mūsų ryšį su viešpačiu. Baimės, gundimai, bet mėlyje esame laike, kuriame yra labai daug įvairiausių tikėjimų. Nežinau, kiek jūs, žinai, kartais mes krikščionys katalikai labai gyvenam saugiai savo tikėjimu, ar ne, bet nesusiduriam su ta tikrovė, kad yra labai daug iššūkių šiame laikmetyje. Mane čia iš vienų laidotuvių važiuoju, tai viena moteris labai kvietė apsilankyti pas kažkokią aiškiaregę ypatingą. Ten Panemunėje sakė, kunige, jūs turite atvažiuoti, žinokit, jums pasako visą gyvenimą, žinokit. Sakau, kiek kainuoja? Sako, ten palieki kiek nori, neprašo tavęs. Jinai tarnauja, sako, dovanai, bet palieki kiek nori. Sakė, ten reikia eilėje atstovėti, sako, ten nėra jokios registracijos, bet va. Tai ir ten, sakė, iš visos Lietuvos važiuoja, reiškia, nes tokia ypatinga. Tai turim tų įvairiausių iššūkių mūsų gyvenime, kurie mūsų provokuoja kartais atitraukti nuo Jėzaus Kristaus ir to, kas yra ryšys su juo. Vienas jų yra ezoterinis mąstymas, energijos. Kažkokios energijos čia veikia pas mus, žinai. Kartais mes norim, kad mūsų tarsi pajusti kažkokią jėgą, energiją ar panašiai. Energetinis mąstymas iš viso yra ydingas, nes jis remiasi filosofiniu šio laikmečio konstruktų ir new-age'iško mąstymo, kuriame mes Dievą arba ryšį su juo išgyvenam ne kaip asmuo su asmeniu, bet kaip kažkoks Dievas, kažkokia energija, tokia, žinai, mums pavaldi daugiau mažiau, reiškia, mūsų arba dar kosmoso energijos kažkokia, grinai filosofiniai tie konstruktai šio laikmečio, bet žmonės jie įsitiki tarsi Dievu. Kartą po išpažinties, žinot, su to rankų dėjimu būna visaip, kaip žmonės interpretuoja, ar ne? Tai yra prasčiausias ženklas, kai uždedi ranką ant žmogaus. Tai nėra energijos perdavimas, tai nėra kažkoks galia kito žmogaus atžvilgių, tai yra užtarimo ženklas arba Dievo gydančios malonės ženklas, uždėsi ranką ar neuždėsi, vienodai veiks Dievas, ne, bet tai yra kaip ženklas, ar ne, uždėjimas. Ir kartą uždedu po išpažinties ranką ir pasimeldžiau užtarimą trumpą ir išrišimą. Ir girdžiu atsakymą. Oi kunige, kaip gerai, ačiū, kad taip uždėjot ranką, reiškia, ar galit man ir antrą smegenų pusrutulį įkraut? Aš pasiviečiau, reiškia, ir sakau, eik ramybėje, reiškia. Aš nebežinau, ką sakyti, štai. Gerai, kad žmogus atėjo smegenų įsikraut, žinai, nes matyti energijos pritrūko smegenyse, tai vieną pusrutulį įkrovau. Tai kaip Dievas mus kviečia būti ryšiai ir tai kaip mes interpretuojame yra skirtumas. Dabar, taigi šiame laikmetyje įvairiausių pakaitinių, new-age'iškų, kas koks kristalus namie turi, ale skleidžia gerą energiją, kas parsiveža kažkokią Budo statulėlę pasistato, žinai, gal, žinai, saugos, nepakenks, žinai, reiškia, kas dar kokius prisitempia į namus, bet kartais tai gali būti itin pavojinga dvasiniu būdu, net demoniškų pasireikšti padariniais, ar ne, kažkokia nesantaika atsikyla, kažkur, reiškia, vėl skilimai, dar karti dalykai, dėl to, kad aš pasakiau taip kažkam, kas nėra Dievo laiminama ir Dievo neša palaiminimą mums. Taigi mūsų tikėjimo iššūkis yra likti su Kristumi ir Kristuje autentiškai šiame laikmetyje. Antrasis iššūkis yra mūsų laikas, kada gyvename žinojimo visuomeniai. Labai daug yra visokių žinojimų dabar. Aš kai pasileidžiu kokį nors YouTube, žinai, pasižiūrėti, kas ten kokie kalbėtojai. Įsivaizduojat, kiekvienas geriausiai išmano.
Geriausiai žino. Vieną įsijungi, reiškia, kuris skelbia mokymą, kokia kava žalinga ir kad ten yra 14, kitas kalbėtojas, kad keliasdešimt visokių baisiausių toksiškų medžiagų, kuriom tu kavą gerdamas, žinai, save nuodėjai. Įsijungi kitą mokymą, kaip kava, reiškia, kokių nuostabių medžiagų turi ir kaip jinai sureguliuoja organizmo funkcijas ir kaip svarbu, nepersistengiant ją visą laiką vartoti ir kad čia spaudimas sureguliuoja ir visa kita. Ir vienas ir kitas absoliučiai teisus, žinai, turi tau receptus visus gyvenimui. Tu tik tais žinok ir sek, žinai, kažkokios tam naujienomis. Ir mes šitame žinių laikmetį esame pasimetę. Pasimetę ir nebežinome, kas yra tiesa. Nes mums tiek daug žmonių viską kalba, kad čia yra tiesa. Ir šitoj visoje bakaliniai mums pasiklystam surasti vieną šaltinį, kuris yra galutinė ir absoliutinė kintama tiesa, kuri visiems laikams iki Jėzaus sugrįžimo, Dievo žodis. Ir čia yra tas tikrasis pamatas mūsų tikėjimo. Mat tikėjimas nėra abstraktus debesėlis. Aš tikiu, žinai, kažkuo Dievu. Taip jis, aš tikiu konkrečiu Dievu, nes Dievas konkrečiai save apreiškė per Jėzų ir per Dievo žodį mums paliko tikėjimo pamatą arba pažinimą ir palikimą. Taigi į šitai mes ateiname kaip su pagrindu mūsų tikėjimo, kuris remiasi Dievo žodžiu. Taip pat mes gyvename žinojimo laike, kuris yra mokslo laikas. Šiuo metu mokslas yra, sakykim, vertinamas labai aukštų lygmenių pasaulyje. Ir kai kurie žmonės tiki mokslu tarsi Dievu. Man vieną kartą vienas žmogus pasakojo, nepamenu aplinkybę, bet žinau, kad važiavom automobiliu ir jis mane pavežėjo. Ir tai žmogus mane bandė įtikinti, kad sakė, žinai, jūs čia, žinau, tikintis esat, bet žinokit, yra tokia realybė, kad mokslas dabar labai žengia į priekį. Laiko klausimas, kada mokslo pažanga išspręs žmogaus mirtingumo problemą. Ir žmogus taps amžinas, nemirtingas. Pamatysit, sako, čia dabar galbūt čia sunku suvokti, bet sako, čia tik tais laiko klausimas, kada žmogaus problema bus išspręsta mirtingumo. Skamba labai viltingai. Bet žinot, žmogaus nemirtingumo problemą jau išsprendė vienas žmogus ir Dievo žmogus, Jėzus Kristus. Jis išsprendė žmogaus nemirtingumo problemą, mirdamas už mus ir prisikeldamas, kad ir mes prisikeltume su juo amžinai. Ir panašu, kad mokslui utopiškai mąstyti, kad surasime kažkokį geną, kad nebemirsime ir panašiai. Galbūt priimkim tokią prielaidą, kad surastų kokį nesenėjimo geną, kuris pavyktų mums gyventi nesenstant. Bet vis tiek avarijos vyktų, kitas žmogaus bloga valia, vėl kiti dalykai, vis tiek amžinas neliktum. Taigi mokslo iliuzija, kad juo reikia tikėti tarsi tiesa. Mokslo nereikia tikėti, jis remiasi moksliniais metodais, kurie pateikia faktus ir įrodymus ir pagrindą kodėl. Jo nereikia tikėti, kaip kad reikėjo tikėti pasaulio vakcinavimo nauda. Sugrįšim į tos debatus, bet dabar galiausiai sveikatos organizacijos pripažino, kad vakcinos buvo neveiksmingos. Ir jos jokios naudos iš esmės neatnešė. Nors tuo metu sakė, išgelbės jūs viskas. Tikėkit tuo. Mokslu nereikia tikėti. Jis yra pateikiantis faktus ir įrodantis dalykus. Ir šiandien žinojimo ir tikėjimo santykiai, kurie paremia vienas kitą, mes esame atramoje tiek į Dievo žodį, tiek į mokslą, nes jie sutarė. Sutarė ir papildo vienas kito. Pavyzdžiui, šiuolaikinis mokslas įrodė žmogaus sielos nemirtingumą. Vienas tyrimas profesoriaus surinkta 30 000 ištirta klinikinių mirties atvejų. Kada žmogaus funkcijos nustoja egzistuoti, fizinės, ne? Tai mūsų
panaši būsena kažkada laukia kiekvieno. Čia realizmas, ne? Bet į tą būseną įeinant, ne, kada žmogaus funkcijos nustoja egzistuoti. Tas tyrimas įrodė, kad siela egzistuoja, nes kada žmogaus smegenys visiškai nebeveikia, nebebuvo jokių funkcijų jame, žmogus gali kai kuriais atvejais su smulkmetomis, su detalėmis papasakoti viską, kas vyko palatos kambaryje. Operacinėje dar kokiem nors. Galėjo su detalė viską, nestovėjo šalia ir viską matė. Ne? Siela, nemirtinga. Ir daug tų įrodymų, kurie akivaizdus ir panašiai. Ne? Mokslas pagrindžia tyrimų paprasčiausių loginę seką atpažinta padarė, priežasties pasiekmės principų. Kitas, kad žmogus, ta teorija yra, teorija, kurią irgi galim tikėti, galim netikėti, kad žmogus išsivystė iš vienos ląstelės, evoliucijos teorija. Šiuolaikinė genetika paneigė evoliucijos teoriją. Įrodžiusi, kad kiekviena rūšis gyvūnų ir augalų išsivystė ne iš vienos ląstelės, bet kiekviena jų turi savo atskirą genetinį fondą, kuris nesisieja su kitais genetiniais fondais. Ką tai reiškia praktikoje? Kad dramblys, musė, žirafa, katinukas, varlė, ąžuolo medis, tulpė, blusa, kiekviena augalų rūšis arba gyvūnų rūšis, ne porūšiai, bet rūšis atskira, turi savo atskirą unikalią pradžią žmonijos istorijoje. Tai reiškia, jinai neišsivystė iš kažko kito. Reiškia, kad visos gyvybės formos, kurios yra Žemėje, turi savo unikalią pradžią, iš kur kilo ir kada prasidėjo. Vienu metu staiga. Kaip iš negyvos materijos šitoje Žemėje, paimk negyvą materiją ir sukurk iš jos gyvybę. Moksliškai. Neįmanoma. Paimk žmogaus kūną gali išskaidyti elementais cheminiais, supilti visus mėgintuvėlius ir tada sulipdyk iš jo gyvą žmogų. Gali sulipdyti formą, bet niekaip nepadarysi, kad jisai iš tos negyvos materijos taptų gyva. Taigi gyvybės slėpinys ir mokslas šiandien pagrindžia, kad ne kažkokia slėpininga evoliucija, bet ta pradžia, kurioje viskas prasidėjo, už jos jau žengėme tikėjimą. Mokslas negali įrodyti, kad Dievas sukūrė, bet apreiškimas mums tai paliudija. Taigi šiame žinių laike esame gera, kad pažįstame, bet turi dėrėti mumise pažinimas ir tikėjimas Dievu arba tiesioginis ryšys su juo nėra žinios arba žinojimas. Taigi, trečiasis punktas gyvenimo tikėjimu yra gyvenimas pajutimais iššūkis mūsų. Gyvename laike, kada žmonėm labai svarbu, kaip mes jaučiamės. Normalu. Kaip jūs jaučiatės? Gerai. Nuoširdžiai, jeigu. Šiaip savo. Kas šiaip savo, kas sunkiai, kas skausme, kas liūdesyje, kas džiaugsme, kas dėkingume. Turime įvairiausius jausmus. Mėlyjei, šiame laikmetyje mums svarbu įsisąmoninti, kad tai, kaip jaučiamės, jausmai yra geri. Jie yra Dievo sukurti. Pats Jėzus turėjo jausmus. Jėzus ir džiaugiasi, ir buvo nuliūdęs, ir verkė, ir buvo užsirūstinęs, ir įvairiausius, ir užuojautą jautė, įvairiausius jausmus išgyveno gyvenimo kely. Jie yra nei geri, nei blogi, jie yra dalis mūsų gyvenimo. Bet dabar tikėjimo aspektu, kada mes tapatiname savo jausmus arba savo vidinę būseną su tikėjimu arba su mūsų tai, kaip mes esame ryšyje su Dievu, šitoj vietoje mums reikalinga įsisąmoninti vieną svarbų dalyką. Tikėjimas nėra pajutimas arba jautimasis arba emocija. Tai yra giluminis ryšys su Dievu, viso gyvenimo apima džiaugsmą ir skausmą, liūdesį ir džiaugsmą.
palaiminti liūdintys, jie bus paguosti, Jėzus sako. Kaip čia Jėzus laimina liūdinčius? Na jau, jis savo liūdintis? Nelabai liūdintis. Bet kai teisingas liūdesys pagal Dievo valią, kada liūdi dėl to, kas yra neteisybė, pagal Dievo planą, trokšdamas Dievo paguodos, jo karalystės ateimo. Taigi, pajutimai nėra tikėjimo momentai. Aš turėjau pedagoginę labai aiškę pamoką šitoje vietoje. Mano primicijos. Žinai, kunigai, kai šventinami, laiko savo pirmasias mišias. Tai vadinama primicijomis. Tai mano buvo kelios primicijos, kaip ir daugelis. Tai reiškia, kiekviena bažnyčia, kur nuvažiuoji, būna tavo pirmosios mišios. Ir ten kunigai kartu meldžiasi, dėdami rankas ten visiems, kurie ateina to primicijinio palaiminimo vadinamo. Nu gerai. Tai aš turėjau jau kelias mišias iki tol ir toliau grįžtų į savo tėviškę. Viekšniai vadinasi. Žemaitis. Auk Žemaitijo, jeigu ką. Tai grįžti į savo tėviškę ir aš jau nusiteikęs, žinai, jau pripratęs prie mišių aukojimo šiek tiek, nes pradžioje, žinai, pirmose mišiuose visas drebi iš susijaudinimo, žinai, kad nesuklyščiau, kad kažką netaip nepadaryčiau, kaip čia atrodys, reiškia, ar čia gausis, žinai. Jau kaip ir pripratęs, jau, žinai, jau toks drąsesnis, nors sakoma, kad per pirmasias mišias kunigo rankos dreba visada, bet po 10 metų jau Jėzus dreba kunigo rankose. Dėl to, kad įpranti, žinai, ir jau, Jėzus, okei. Tai, bet jau grįžtu į tėvišką ir nusiteikęs, žinai, kad bus, žinai, džiaugsmingai, jau galėsiu švęsti, žinai, taip tarsi savų tarpe, nors kai Jėzus grįžo į tėvišką, tai ji norėjo nuo kalno nustumti, žinai, bet galvoju, gal čia nebus tas atvejis. Ir aš grįžtu ir iš vakaro, supranti, tokia tamsa apėmė man vidinė. Tamsa tokia, toks sunkumas, kaip tuščias puodas, žinai, toks. Jaučiuosi, reiškia, ir niekur nedingsta tas sunkumas, ta tuštuma tokia vidinė. Tuščias. Nei jausmų, nei kažkokio džiaugsmo, nei kažkokio polėkio. Toks kaip, nežinau, kaip pavadinčiau, išdžiūvęs sausainis, žinai. Toks sausainis. Jautėtės kada nors sausainiais tokiais, ne? Arba džiūvėsiais, ne? Reiškia, toks džiūvėsis. Ir aš galvoju, gal ką prisidirbau, gal aš susireikšminau, žinai, gal kokią nuodėmę sunkią padariau, kad čia visiškai atrodo tave pametęs, tavęs nebėra manį. Tikrai jaučiuosi, kaip tarsi Dievo pleistas būčiau. Ir meldžiuosi, ir viską, ir bandau atgailauti, Dieve, kokias nuodėmės padariau, žinai, kodėl čia taip vyksta. Ir toks net skausmingas, toks pjaunantis tas tuštumos jausmas manyje. Nieko galvoju, matyt, pavargęs esu, reikia išsimiegoti, iš ryto bus kitaip, žinai, turbūt. Žinai, ir ką, einu miegoti, iš ryto atsikeliu, tas pats tuštumos jausmas ir tokia netikėjimą, tarsi būčiau netikinti, žinai, toks visiškas. O man į primicijas eitų. Kaip aš dabar toks eisiu į primiciją, žinai. Ir ką, žinai, pasiverčiau ryto maldas, einu į bažnyčią, ten viską ruošiuosi, matau žmonės pilną prisirinkę, pilną bažnyčią, tarsi atpažįstu jų džiaugsmą, galvoju, eina savo, kaip aš dabar tas mišias laikysiu, jaučiuosi kaip netikintis. Žinai, nes tarsi, toks sunkumas viduj. Ką, reikia vis tiek tarnaut. Einu prie altoriaus, vedu mišias, sakau maldas, mechaniškai, atskaitau, galvoju, eina savo. Tai dabar veikia, turbūt malda veikia, žinai. Eucharistija, konsekracijos metu, pakeliu duoną, ištaręs tuos žodžius, žiūriu ir aš galvoju, dabar įvyko konsekracija ar neįvyko. Nes, toks jausmas, kad neįvyko, nes, viduj yra tik tais tamsa. Reiškia, gerai, tarnaujam toliau, reiškia, ne. Išdalinu komuniją, tas primicijinis palaiminimas, gerai, padėliosiu rankas, čia palaiminsiu, reiškia. Einu, dedu rankas, matau, kiti žmonės verkia.
Nu ir ką, po primicijų galiai išeinam į galą, ten pasisveikinti su žmonėm. Žinai, prieina viena moteris. Jis sako, kunige, kaip jums ačiū, priėjot prie manęs, uždėjot rankas, kaip pripildė šventoji dvasia, nuo galvos iki padų, sako, pilna Dievo buvimo. Aš ir galvoju, jeigu jau mane tai pripildė, tai kaip jūs turit būti pilna šventosios dvasios, žinai. Aš galvoju, eina savo. Žinai, be aš pavydėti jau turiu tau, žinai. Taigi, mėlyjeji, tai kaip jaučiatės, ne kartais Šventasis kryžiaus Jonas sako tamsioji kryžiaus naktį, kad kartais Dievas prispaudęs prie savęs labai arti, taip, kad tu jautiesi tarsi tamsoj, nes tavo akys apakintos. Kaip aš jūs dabar nelabai matau, nes šitie prožektoriai, žinai, šviečia. Taigi Dievo šviesa kartais yra taip įsispaudžia, tad netapatinti tikėjimas remiasi valia ir žengimu į priekį, ne jausmais. Jo veikimas yra ryšių su juo tikėjimo ryšiu. Antrasis momentas, antrasis įrankis išgyvenimo, survival, ko reikia misionieriui šiame pasaulyje, leisti Dievui veikti. Sakysit, tai mes netrukdom jam veikti. Netrukdom. Ar tikrai netrukdom. Leisti Dievui veikti, tai pirmiausia yra pasirinkti maldą iš mūsų pusės ir priimti maldą iš Dievo pusės. Pirmiausia, pirmas punktas. Ir nepalikti visko Dievo valiai. Ar jūs pastebėjot, kad populiarų šio laikmečio lozungą? Dievo valia. Jeigu neturiu kažkokio atsakymo ar nežinau, kaip spręsti situaciją, sakau, tai atiduodam viską Dievo valiai. Ką tai reiškia? Aš nieko nenoriu su to bendro turėti. Aš atiduodu Dievo valiai. Iš tikrųjų, atidavimas Dievo valiai nėra pasyvus. Jis yra aktyvus. Jis yra maldos ir tikėjimo žingsnis. Benediktas XVI kartą pasakė labai svarbų dalyką. Mūsų laikė, sakė, populiaru kalbėti apie tai, kaip Dievas yra mumyse ir mūsų tarpe. Taip, Dievas yra realiu buvimu mumyse ir mūsų tarpe. Krikšto malonė mūsų tikėjimu ir net neregimu savo buvimu su kiekvienu žmogumi šitoje žemėje. Realiu buvimu. Bet mums patiems yra žymiai svarbesnis klausimas kitas. Ne kaip Dievas yra su mumis, bet kaip mes esame Dieve ir su Dievu. Nes iš šitos pusės mūsų atžvilgių problemų niekada nekyla. Dievas ištikimas mums visada. Problemos kyla tik iš mūsų santykių su Dievu ir buvimu jame. Todėl malda, ištikima malda, kurią pasirinktume kaip savo gyvenimo pamatą. Dabar, kokią maldos formą pasirinkti melstis? Ar kada svarstėt, kuri malda yra stipriausia? Nuoširdi. O iš ko dabar atpažįstat, kad malda nuoširdi? Iš širdies, ne? Iš širdies, o jeigu aš taip nuoširdžiai pasakau, jau mane Dievo užkniso tas kaimynas, tu gali jam kokią nelaimę atsiųsti. Aš pasakiau nuoširdžią maldą, bet galbūt Dievas jos neišklausys. Taigi, taip, viskas yra gerai su kiekviena maldos forma, kuri yra gera, teisinga, šviesi, pagal Dievo planą, arba bažnyčios patvirtinta, arba įkvėpta Dievo tiesioginiu būdu į žmogaus gyvenimą. Bet noriu pasidalinti savo tokiu atradimu, kuris tapo labai svarbiu tikėjimo principu. Ar kartais išgyvenat įtampą maldoje?
ar teisingai pasimeldžiau, ar gerai pasimeldžiau, aš išsiblaškimai buvo. Neišvengiami, nedings išsiblaškimai visada bus jūsų gyvenimo dalis. Ir tarsi, ar gerai pasimeldžiau ar ne, arba ar teisingą maldą išsirinkau, kurią Dievas veiks. Mano istorijoje turėjau tokią pedagogiką Dievo, kuri sustatė, vadinkim, dogmatiką, principo ryšio su viešpačiu, leidžiant jam veikti. Savo įtikėjimo pradžiai, kada užsimaniau melstis, viskas, dabar turiu melstis ir, žinai, grob dangų arba būti ryšį su Dievu, galvoju, gerai, tai dabar aš turiu susirasti, kokios maldos, žinai, jeigu jau melstis, tai reikia melstis tom maldom, kurios stipriausios. Tai logiška, ne? Negi pradėsi rinksies kažką, kas, žinai, ten sunkiai veikia, žinai, panašiai. Ir aš tada, domiuosi, skaitau, kokios čia rimčiausios maldos yra bažnyčiai. Šie litanijos, čia jau bažnyčios patvirtintos oficialiai. Tai yra, žinai, tradicija. Tai yra stipriausios maldos. Va, čia radau litanijos, žinai. Ir ką, melsiuos aš dabar litanijas. Kiekvieną rytą atsikeliu ir maldinę visas litanijas, nuo ten Jėzaus širdies iki ten Švento Antano ar dar kokios yra. Visas litanijas skaitau iš eilės. Ir kasdien. Taip veža, neša, čia va tos stipriausios maldos, gerai. Antrą dieną, trečią dieną, savaitę praeina, jau atsiverčiu, litanijos. Ir galvoju, turbūt ne tas maldas išsirinkau. Tada galvoju, reikia kitų. Ką čia reikia? Perskaičiau, svarbiausia, maldoj aukoti viską Dievui. Žinai, visus dalykus. Pasiaukojimai. Gerai, susirinkau visokius pasiaukojimus. Jėzaus širdžiai, Marijos širdžiai, ten dar, šventam angelų sargui, dar kažką viską aukoju. Ir tos pasiaukojimus. Ir irgi po savaitės aukoju aš Dievui viską, žinai, ir kažkaip neveikia. Ir tada buvo mano viena trumpiausių maldų gyvenime. Vakarė grįžtu ir jaučiuosi toks bergždžias. Kaip dabar melstis, kad veiktų ta malda, žinai. Ir aš sakau, Dieve, va ta nuoširdi malda, kaip sakėt, Dieve, nemoku melstis. Jei gali, padėk. Ir einu miegot. Sapnas. Aš savo kambarį tėviškai, mano kambario vidury 2 pelės. Bijot pelių? Kurie bijo, tai užsikimškit ausis. 2 pelės kambario vidury. Labai tokios ryškios, sudružę per nugarą. Aš galvoju, jūs, mano kambarį pelės, aš jūs pagausiu. Ir aš gaudau tas pelės. Jos bėga nuo manęs, pasislėpiau už lovos. Atitraukiu lovą, įspaudžiu į kampą, viskas, dabar aš jūs pagausiu. Ir jau lenkiuos prie tų pelių ir viena iš pelių į mane prabyla. Su tokiu, sodriu, giliu balsu, pilnu gerumo tokiu. Tu palauk, sako, neskubėk. Tu leisk, mes patys. Aš galvoju, kaip tai leisk mes patys, žinai. Jūs pelės, aš jūs turiu pagauti, žinai. Bet nuleidžia suprast, tiesiog padėk ranką, mes užlipsim. Aš galvoju, pamėginsiu, žinai. Padėjau ranką, iš tikrųjų, atbėgo ir užlipo man ant rankos. Atsistoju, wow, geras. Pačias užlipo, žinai, man nereikėjo pagauti, žinai. Ir tada jaučiu, kad trečia pelė atbėgo ir lipo man kelniam. Užlipo iki asmens, palindo po maiškinėliais, atropojo iki širdies, man baisu, po manim ropoja pelė, bet aš žinau, kad nors man baisu, bet aš neturiu nieko daryti, tik tais leisti Dievui veikti. Ta pelė atropojo iki širdies. Išskėtė letinas ir susigėrė man į širdį. Pabudau. Ir mano viduje Dievo toks dvelksmas buvimo. Rimtai, Dieve. Tai tu dabar tokiu būdu man
kalbė. Sunku patikėti. Bet labai aiškus suvokimas. Nebandyk Dievo pagauti. Nebandyk jo pričiupti tarsi to pelių. Kada ateis į maldą, nesvarbu, litanija, rožinis, vainikėlis, malda kalbomis ar dar kokia, bet kuria kita forma melsiesi, tau svarbiausia melstis ir leisti Dievui veikti. Nes ne iš tavo pastangų maldos vaisius ateina, bet iš Dievo malonės. Taigi, trečiasis principas yra nedaryti žmogaus kulto. Nes žmogus yra šaltinis, leidžiant Dievui veikti mūsų tarpe. Pats Dievas. Nesitikėti iš žmogaus kažko. Mes gyvenam maginiam laikmetį, kada mes manom, kad yra ypatingi žmonės aptavonoti ypatingom galiom. Galingas yra Dievas ir išmintingas yra Dievas. Jis savo galę kartais pareiškia per vieną ar kitą žmogų, savo meilės galę, ar savo išmintį įkvepia ir pažinimą ir prabylą. Bet čia galima prisiminti apaštalą Petrą, kuris kreipėsi į minią, kada žmonės žvelgia į juos. Atsimenat, apaštalų darbų 3 skyriui, kai Petras išgydo luošį šventykloje ir žmonės ateina ir žiūri, va, šitie išgydė, matai. Buvo luošas visą gyvenimą, žiūrėk, šitie, matai, atėjo išgydė. Petras sako, Izraelitai, ko stebitės įvykių ir ko taip žiūrite į mudu, tarsi mes savo gale ar savo maldingumu būtume jį ant kojų pastatę. Nei mūsų gale, nei mūsų maldingumas. Dievo jėga ir malonė. Taigi nesvarbu žmogus, autoritetingas ar ne, laukti malonės iš Dievo. Čia yra esminga tikėjimo ryšys, leidžiant Dievui veikti. Ir trečiasis principas, kurio Dievas mus kviečia gyventi, yra liudijimo tarnystė. Esame pašaukti liudyti viešpatį savimi ir savo gyvenimu. Ne tik ant scenos, bet ir pas kaimyną atėjus ir savo darbo aplinkoj ir visur, kur esame. Nebūtinai atsistojus visiems pamokslauti, koks yra Dievas, bet integralu savo gyvenimu nešti jo žinią, jeigu reikia prabilti apie Jėzų taip pat. Apaštalams Jėzus pažadėjo, tai yra jums kiekvienam Jėzus pažadėjo, nes kiekvienas pakrikštytasis yra Jėzaus pašauktas būti jo apaštalavimo dalininku. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės. Graikiškas žodis galybės yra dunamis, iš šio žodžio kilo dinamitas žodis. Jos galios dinamito. Jūs gausite šventosios dvasios dinamito ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje, Samarijoje iki pat žemės pakraščių, taip pat iki Lietuvos. Kiekvienas pašauktas liudyti Jėzų ir Jėzui tai reikia iš jūsų silpnumo. Jūsų silpnumo užtenka. Taigi antrasis principas šiame pašaukime yra drąsa. Drąsa prabilti. Vis tik jums reikia tarti žodį ir jį ištarti, kada esate skatinami šventosios dvasios. Visai kaip apaštalai, kurie drebėjo užsirakinę ir bijojo kažką kalbėti ar net pasirodyti žmonių akivaizdoje, paskiau stoja Petras, stoja Jonas ir skelbia žodį. Ir kas labiausiai stebino žmonės matančius juos, matydami Petrą ir Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai paprasti, nemokyti žmonės, jie labai stebėjosi. Jėzus pažadėjo, mielieji, jums kiekvienam, kai būsite žmonių akivaizdoje, kai jūs kvies
išpažinti kažkam. Nu tai ką, tai tu bažnytinis esi, netikintis čia dabar mūsų tarpe. Ne? Jums pasiteisinti. Nesiruoškite ir nesijaudinkite, ką jums reikia sakyti. Šventoji dvasia tą akimirką jums duos, ką turite prabilti. Jums kiekvienam duota šventoji dvasia ir jis savo metu suteiks savoje išmintį. Bet jums svarbu prabilti ir leisti Dievui veikti. Žinoma, kompetencija gali padėti, bet ji nėra būtina. Svarbiausia kompetencija pažinti Dievo žodį ir jį mylėti, jį įsiklausyti ir priimti į savo širdį. Skaityti Dievo žodį ne tik protu, analizę kažkokią tų raštų, bet priimti jį kaip žodį mano gyvenimui. Ir tikėti tais pažadais, kurie ten yra. Ir Dievas jums kalbės, kada trokšite, kad tie pažadai išsipildytų jūsų gyvenime, ką Jėzus yra mums pranešęs, arba ką kitur Dievo žodis mums į ką kviečia. Nors ne visada išsipildo, aš kartą pamenu, perskaičiau Senajam testamente, ar atsimena tas vietas, kur pranašams, kokiam Ezekieliui, Izaijui, vis ateina viešpaties žodis. Pranašai kalba, reiškia. Ir atėjo pranaša, ar atėjo man viešpaties žodis. Viešpats kalba, žinai. Eina savo, jiems atėjo viešpaties žodis, žinai. Sunku suprasti, kaip tas vyksta, bet aš galvoju, pala, Dieve, jiems atėjo viešpaties žodis, ten tada dar net jie neturėjo Jėzaus dar net. O tai šiandien tai kas? Tai dabar, o kuo aš prastesnis, ta prasme? Jeigu jiems viešpats atsiuntė Dievo žodį, tai ir man gali atsiųsti. Ta prasme, negi dabar šiame laikmetyje kažkas kitaip, ne? Tai patikėti, kad man gali atsiųsti, ne? Arba būti suteikta tai, kas yra Dievo žodyje, realiai mano gyvenime. Ir aš 3 kartus meldžiausi viešpatį. Jėzau, ar viešpatie, Dieve, atsiųsk man savo žodį. Viešpatie, atsiųsk man savo žodį. 3 kartus meldžiuosi, laukiu, 1 kartą, 2 kartą. Galvoju, neatsiunčia viešpats savo žodžio. Dar kartą melsiuosi. Ir vėl, viešpatie, atsiųsk man savo žodį. Ir ateina toks tarsi atsakymas iš Dievo. Taigi jau atsiunčiau. Jėzus yra mums tikrasis žodis, ne? Jį įsiklausyti ir jo gyventi. Jį priimti, ne? Nori kažkokio žodžio ypatingo šalia to, ar ne, kas jau duota. Tai turime apreiškimo, vadinkim, pilnatvę per viešpatį, bet jį sudabartinti savo gyvenime. Kad tas liudijimas būtų autentiškas, kad kalbėtume ne iš savo galvos, bet Dievo žodžiu, kurį mylime ir kuriuo gyvename, arba bent jau kurį priimame savo širdyje. Ir trečias yra tarnauti charizmomis ir dovanomis, taip skelbiant Jėzų. Antrasis Vatikano susirinkimas sako, kad absoliučiai kiekvienas žmogus katalikų bažnyčioje ir visur tarp krikščionių yra Dievo apdovanotamas įvairiausiamis charizmomis. Jos nėra vien ypatingosios, stebuklų darimas ar pranašavimas, bet kiekvienas yra skirtingomis dovanomis kitų labui. Nes esame pašaukti būti tarnais vieni kitiems ir dovana vienas kitam, pagal kiekvienam suteiktas malonės dovanas. Tačiau yra tam tikros ryškesnės charizmos arba tuos, kurias Dievas laiko mūsų bažnyčios gyvavimo ir tarnavimo jomis prioritetais. Ir tiek teologai, tiek Biblija atskleidžia, jog yra 3 svarbiausios arba ne tai, kad svarbiausios, bet labiausiai vyraujančios, į kurias turime atkreipti didžiausią dėmesį charizmos, dvasinės dovanos, tarnystė kitiems.
Kaip Dievo žodis sako, kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram lapui, vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam pažinimą, kitam tikėjimą toje dvasioje, kitam išgydymo dovaną toje dvasioje, kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasio atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Tai veikia ta pati dvasia visame kame. Bet 3 dabar tos tokios kertinės arba centrinės charizminės dovanos. Pranašystė, gydymas, kalbų dovana. Ir trumpas komentaras apie kiekvieną. Pranašystė tai gali būti žmogui pasakymas į ateitį, kas bus, žmogui sąmoningai suvokiant ar nesuvokiant, kad jis pranašauja, bet tai yra Dievo įkvėptas kalbėjimas kitam dėl kažkokio tai ateities momento. Man vieną kartą, dar kai buvau, ne su Jėzum vadinkim, atsivertimo nepatyręs, nuvykom pas šeimos tokią draugę, aš ją vadinu mistikę, maldos žmogus, maldos moteris. Tai aš mamą nuvedžiau, ten jų močiučių reikalai, babučių reikalai, ir aš tegul tvarkosi to savo tikėjimo. Ir jinai klausė mane, sako, Andriau, ką tu gyvenime žadi veikti, žinai? Sako, nežinau, galvoju, kokį išsienį išvažiuoti, užsidirbti pinigų, čia verslo idėjų tokių turiu, žinai, dar aš pradėjau dėstyti savo visokius įsivaizdavimus. Taip išklausė, sako, gerai, sako, tu čia planuok, viskas okei, žinai, bet žinok vieną dalyką. Ateis dienos, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Aš taip jau, vargė, žinai, galvoju, senutė, babutė, reiškia, žinai, prisigalvoja, žinai, jau čia visi jau čia eina, žinai. Ir maždaug po metų nuo šito įvykio ant manęs nužengia šventoji dvasia su jėga, pripildo Dievo meilę. Ir aš eidamas namo ten, ta tamse Viekšnių gatve naktį, šis toks dėkingas Dievui. Tiesiog vidury gatvės iškeliu rankas į dangų ir eidamas šlovinu Dievę, nežinau iš kur ir kas čia reiškia, bet aš šlovinu tave už tavo didybę, tavo garbę, tave šlovinu. Ir tada man ateina tas atmintis, žinai, tas žodis, sugrįžta tas atsiminimas. Ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Ir tada pagauna šiurpas, kad tai buvo pranašystė Dievo siųsta, šitie dalykai, ne? Bet pranašystė išsipildo, kai pasitvirtina, kai jie išsipildo. Ir aš paskui paskambinu tai šeimos draugiai, žinot, čia jūs prieš metus man tokį dalyką pranašavot ir panašiai. Jis sako, ką? Sako, nieko, aš nežinau, sako, nieko neatsimenu. Žinai, tiesiog tuo metu tai pranašystė nebūtinai yra žmogus, ne? Kitą kartą gali būti sąmoningai, kaip Damien Stein buvo Lietuvoje, ne? Kuriam Viešpats duoda aiškumą. Šiandien sutiksi tą ir tą ir tą ir tą, užsirašo, išsiunčia savo e-mailą, ką tam žmogui pasakyti, ne? Taip jau tarnavimas sąmoningas pranašystėje, kurį galime, bet taip pat gali būti toks nesąmoningas, bet įkvėptas Dievo. Ir taip pat pranašystės dažniausia veikmė nėra pasakojimas į ateitį. Dažniausia veikmė yra pasakojimas į gyvenimo tikrovę šiandien. Tai yra, jeigu jauti, kad tave įkvėpė šventoji dvasia, nejauti, bet atpažįsti tokį postumį arba įkvėpimą, eiti ir kažkam kažką pasakyti, žinai, man Viešpats kalba, kad tavo gyvenime yra taip ir taip ir taip ir taip. Tai reiškia, tai tu, jeigu jauti tai, kad, atpažinai, kad Dievas, tarsi ragina tave, nors tau nedrąsu, kaip čia atrodys, jeigu aš suklysiu, žinai, aš čia padėti šoną, eiti ir kalbėti. Nes tu galbūt taps išgelbėjimo tam žmogui bendradarbiu. Taigi pranašystė, kuri yra dabar bendras principas, mylėjai, charizmos, dauguma jų nėra tokios, kaip mes įsivaizduojam, gauni charizmą, aš jau turiu charizmą, pranašystę ir dabar jums visiems pranašausiu. Ne taip veikia charizmos. Charizmos yra, kiekviena charizma yra tos akimirkos malonė. Tai reiškia, dabar man Viešpats įkvėpė gydymą, dabar per mane Viešpats įkvėpė pranašavimą, dabar per mane Viešpats įkvėpė kažką. Tai įvyko ir ta charizma pasibaigė. Kitą kartą aš turėsiu laukti iš Viešpaties naujos malonės.
neturiu permanentinio buvimo manyje tos dovanos. Išskyrus kai kurios charizmos, tokios kaip mokymo dovana, tokios kaip kalbėjimas kalbomis ir kitos, kurios duodamos kaip mūsų vidinės charakteristikos. Taigi, tas nuolankus lūkestis, kad netampu pranašu, nes aš neturiu aš nieko. Dievas, jeigu turi kažką manyje, tai jam garbė. Gydymo charizma, užtarimo būdu. Antroji yra, neišsiplėtosiu, ir kalbėjimas kalbomis, kuris, egzotiškiausia charizma tarp turbūt visų trijų. Bet vienas svarbus momentas, kad ta dovana nėra labiau malda negu visos kitos maldos. Tai reiškia, jeigu kalbi kalbomis, tai nesimeldi labiau už tą, kuris meldžiasi rožinį, arba už tą, kuris skaito litaniją, arba už tą, kuris yra adoracijoje viešpaties. Ne maldos forma išreiškia, bet malonė, kuri ateina iš Dievo. Taigi, tai nėra aukštesnė dovana už kitas. Kaip laikė kai kurie korintiečiai, kad tie, kurie kalba kalbomis, yra pranašesni už kitus. Už tai apaštalas Paulius jiems pedagogiškai aiškina, kad pranašauti yra geriau negu kalbėti kalbomis bendruomenėje. Bet yra vienas lepsusas tarp krikščionių, kurie sako, kad tai yra mažiausia iš charizmų. Aš pats tuo tikėjau, nes daug kartų girdėjau taip esant. Jo, Dievo žodis apaštalas Paulius sako, kad tai yra mažiausia iš charizmų. Kol mane vienas žmogus, kuris darė tyrimą apie kalbų dovaną ir parašė darbą, kai aš dalinausi ir pasakiau šitai, kad tai yra mažiausia iš charizmų, po mokymo apie manęs prieina, sako, tai nėra mažiausia iš charizmų, tai yra viena iš charizmų. Ir yra vienodai svarbi ir reikšminga kaip visos kitos. Sakau, bet Dievo žodis, apaštalas Paulius sako, sakau, parodyk kur. Ieškau, skaitau, žinai, nėra. Nėra parašyta, kad tai mažiausia iš charizmų. Apaštalas Paulius tik tai sako, kad verčiau pranašauti, nei kalbėti kalbomis. Ne bendruomeninėme susirinkime, nes tai neša naudą artimui, bet jis niekur nesako. Priešingai jisai sako, norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų kalbėtumėte kalbomis. Tai nereiškia, kad kiekvienas kalbėsite, bet tai reiškia, aš norėčiau, nes tai yra gera. Ir tada man buvo pedagogika, kaip mano įsitikinimas, dėl to, kad aš girdėjau, gali būti netiesa manyje, ir aš ją tarsi priimu kaip autentišką, bet nesirimu Dievo žodžiu ir realybę. Taigi, mielieji, mūsų dabar laikas, turime šiek tiek laiko, 15-20 minučių maldai, visi kartu galime atsistoti, įstokime viešpaties akivaizdoj, galbūt galėtume giesme pradėti šlovinimu ir tada melsime šių dovanų, kad Dievas padėtų mums gyventi kaip misionieriais, ką darant,